Lietuvos kariuomenėje tarnauja stiprūs vyrai. Du broliai dvyniai krašto apsaugos savanoriai savo ištvermę demonstruoja ne tik tarnyboje, bet ir svarsčių kilnojimo čempionatuose. Apie brolių rekordus reportaže. Iš Tauragės rajono kilę broliai dvyniai Justas ir Julius Optai visur kartu. Jiedu krašto apsaugos Žemaičių apygardos 3-osios rinktinės kariai savanoriai. Kartu studijuoja kineziterapiją, kartu svarsčius kilnoja. Jaunuolių kolekcijoje gausybė įvairios prabos medalių. Jei taip ir toliau, greitai jie galės treniruotis kilnodami savo apdovanojimus. Štai ir iš Kazachstane Aktobės mieste vykusio pasaulio svarsčių kilnojimo čempionato broliai grįžo netuščiomis. Justas savo svorio kategorijoje atliko 77 stūmimus ir 170 rovimų. Vaikinas dvikovėje ir ilgame cikle užėmė 2 vietas. Negana to dar ir pagerino paties prieš metus pasiektą pasaulio jaunimo rovimo rekordą. Pasiekti rekordą yra labai sudėtinga, labai sunku. Jeigu teisėjas mato, kad artėja link rekordų, iš tikrųjų žiūri, kad teisėjimas būtų aukščiausio lygio, tikrai neleidžia padaryti jokių klaidų. Ir įsirašyti į tą lentelę pasaulio rekordų tai yra didžiulė garbė. Ir nes toje lentelėje yra tik keletas lietuvių, tai esam 3 lietuviai ir pora ukrainiečių ir visi kiti rusai. Julius Optas pasaulio svarsčių kilnojimo čempionate savo svorio kategorijoje atliko 88 stūmimus bei 186 rovimus ir pelnė bronzą dvikovės bei ilgo ciklo rungtyse. Be to jaunuolis pagerino dvikovės ir rovimo Lietuvos rekordus. Tuo metu, nežinau kodėl, bet pirmiausia mano sportininko karjera, tuo metu buvo tikriausiai mano pats didžiausias susikaupimas, viduj buvo tikrai ramybė ir į startą jau tikrai kovingai nusiteikęs ir žinojau, kad pasieksiu savo ir galų gale tai ir įvyko. Broliai pasakoja, kad vietiniai atidžiai stebėjo sportininkų startus čempionate. Netgi buvo rengiamos vaikų ekskursijos. Žinoma, labiausiai salė uždavo, kuomet pasirodydavo Kazachstano stipruoliai. Ten ši sporto šaka yra labai populiari. Iš tikrųjų, labiau pripažinta yra Rusijoje. Rusijoje yra paskelbta nacionalinė sporto šaka. Tačiau Kazachstane ji taip pat yra labai populiari, yra sporto mokyklos, užsiėmama salėse, treniruojami mažamečiai vaikai ir yra etatiniai sportininkai, etatiniai treneriai ir tam yra skirtas labai didelis dėmesys. Broliai visuomet palaiko vienas kitą, jie vieninteliai svarsčių kilnotojai dvyniai Lietuvoje. Lietuvoje nėra, yra Latvijoje, dar yra ir Rusijoje, bet Lietuvoje kitų dvynių nėra. Dabar broliai kaupia jėgas Lietuvos kariuomenės čempionatui, kuriame atstovaus savo rinktinę. Kariuomenės stipruolių susibūrimas planuojamas pavasarį.